Gerą dieną. Norėčiau su jumis susitikti ir vėl. Esu Oksana, esu medikas, pasirinkęs kitokį kelią, sveikatą gražinantį, o ne sveikatą žalojanti. Esu sukūrusi grupę, šiuo metu tikrai matau, kad atsiranda daug sekėjų. Ir jeigu jums taip pat šiandieną kažkas tai yra aktualu, ką norėčiau papasakoti, tai visą šitą informaciją, ką supasakosiu, galėsite rasti mano uždaroj grupiai Mediko žvilgsnis pro rožinius akinius. O tema gimė todėl, grupės pavadinimas toks, kad tiesiog ėjau ir nemokėjau savęs kažkaip tai sužiūrėti, užsidėjusi lyg tai rožinius akinius, nors visą žinių bagažą ir savo patirtį, ir mokslą, ir žinias viską turėjau su savim. Bet kažkur nuėjau ne į tą pusę. O kadangi dabar laikai yra modernus, informacijos yra dar daugiau ir save kažkaip tai nusaugoti, manau, reikėtų atkreipti dėmesį dar giliau. Atsirinkti, mokėti, pasitarti, užduoti teisingą klausimą, gauti visas išsame žinias, kaip, kas, prie ko. Ir tik taip mes galime toliau judėti link 100. Mano toks ir yra tikslas. Ir aš atsirinkusi šiuo metu esu tikrai labai tikrai išskirtinė kompanija produktų, maistinių medžiagų, švaros priemonių, kosmetikos, kur tikrai save gerbinti įmonė ir kompanija yra. Ir aš ten tiesiog radau visus atsakymus ir jais dalinuosi. Ir tai yra labai tikrai patikrinta, ką norėčiau, kad ir jūs galbūt kažką tai naujo išgirstumėt apie tai. Na tai kągi, temos gimsta labai įvairios, labai įdomios. Kiti klausia, kiek metų, kaip man čia susitvarkyti su ta sveikata, ar tiesiog apie plaukus labai daug kas klausia. Tai taip šiandieną ir nusprendžiau papasakoti tiesiog labai paprasta žmonių kalba, kaip aš pati kasdienybėje savo tvarkausi, nes tikrai labai ieškojau ilgai balanso į save ir į aplinką savo, ir kada per save perjaučiau, tai tiesiog supratau, kad negaliu būti egoistė ir turiu tais gerais, gražiais dalykais pasidalinti ir su jumis. Tai kągi, tema yra tokia apie plaukus, ar ne? Na, galėčiau pasakyti, labai daug sulaukiu komplimentų, bet kad labai prisižiūrėčiau tos plaukus, tai tikrai negaliu tai pasakyti. Aš tiesiog galvoju, kad tai dalis yra genetikos, tai dalis yra tavo gyvenimo būdo, tavo aktyvumo, tavo maisto, ką tu valgai, kaip tu žiūri į savo poilsį ir kaip tu jauti savo kūną viduj dvasinį tą tokį užtaisą, ką jisai tau ištransliuoja. Nes vat būtent plaukai tai yra žmogaus kūno antena. Aš save mažykę, kai atsimenu, gimiau, buvo labai garbanoti plaukai ir visi norėdavo jos paliesti, o aš tiesiog negalėdavau leisti savo. Kažkaip mamytė irgi sakydavo, tu pabėgdavai. Bet dėkinga esu tėvam, kada jie gyvename ir tikrai labai gražioj vietoj, parko regioniniam deltos, kaip Nida, kaip Rusnė, kai žinot, nuo Klaipėdos krašto gal kas yra. Tai mes tikrai turėjome ir kanalą, ir ajerų mama parnešdavo, ir jinai skalaudavo man tos plaukus ajerais. Studijų laikais netgi ir kitos merginos norėdavo paliesti tos plaukus, bet aš lyg tai kažkaip tai saugodavau, kad tas mano bangas transliuojamas nenumuštų. Ir kažkaip tikrai yra tiesos, ką mes suvalgome, taip mes ir atrodome. Tai va tie plaukai yra žmogaus kūno antena. Nu ir ką jie transliuoja mum? Ką tie plaukai mum transliuoja?
Yra amžiaus ribos, kada nuo naujagimio nuslinksta, ateina momentas, kada plaukai pradeda greičiausiai augti. Tai va tokius keletą punktų esu pasižymėjusi, ką norėčiau ir jums papasakoti. Ir kaip mes visos moterys ir vyriškiai, ypatingai kitų tautų, kultūrų kitų, jie ir juos tikrai prisižiūri, ir alejukais, ir dažosi, ir pigmentaciją daro lazerinę, taigi čia dabar labai daug modernių dalykų yra, bet aš esu už tą natūralų gyvenimo būdą ir tuos visus metodus tikrai, kas iš gamtos yra, pati puoselėju. Ir sakoma, kad plaukai tai yra magiška kažkokia tai mistiniai dalykai per plauką, netgi sako, kad raganavimą galima padaryti, moteris, kada suka plauką apie pirštą, sako, ir vyrą gali prisivilioti. Bet čia dieną tikrai nei to vyro turiu, nei sūnų tai turiu, aišku, jis yra suaugęs žmogus, vyras, galima sakyti, bet šiaip tai tikrai niekada nesinaudoju tokiais, nors gal galėčiau. Bet dabar ne apie tai. Ir kur slepiasi siela. Skaičiau straipsnį ir to straipsnių remiuosi, tai įkelsiu į savo uždarą grupę, kuri vadinasi Mediko žvilgsnis pro rožinius akinius, jūs galėsite ten patys pasiskaityti tą straipsnį. Aš jį radau prie kavos, vadinasi, tokia bendraminčių moterų paslaptys ten, kai aš sakau, vyksta, bet kadangi aš esu smalsi, ir pati esu moteris, ir žinau, kad žinių turiu, ir ką pati darau, tai aš linkusi padalyvauti, kai kur esu tenai ir užsiregistravus, ir mes pasikalbam. Ir patikrinu savo medicininės žinias, tai ten buvo parašyta, kad kur slepiasi siela. Tai būtent, kad nuo senovės laikų buvo manoma, kad visa žmogaus siela ir slypi plaukuose. Ir slypi gyvybinės jėgos tenai. Ir kad plaukai yra subtilios energijos laidininkai. Saugo mus nuo ligų ir aplamai tikrai galima daug ką pasakyti. Jeigu plaukai išsausėja arba jie trupa, jie neauga, juos norisi nusikirpti kitą kartą, o kaip juos atstatyti. Tai aš šiandieną pasidalinsiu tokiais paprastais dalykais, kad netgi plaukai yra kaip ir atminties mūsų saugotojai. Tai ką aš pati darau iš tikrųjų? Aš pati šukuoju plaukus ne nuo viršaus į apačią, o aš tiesiog palenkiu galvą žemiau kelių ir kad pabūtų keletą netgi sekundžių, jinai nulenkta, kad pritekėtų tenai labai daug kraujo. Ir kada priteka daug kraujo, ateina deguonies daugiau, įsinešioja visi vitaminai, mineralai ir mums tiesiog aprūpinama yra labai kraujotaka ir visas plaukų svogūnėlis ir visas mūsų odos audinys ir riebaliniai, visos riebalų liaukos, kurios mums reikalinga, kad suaktyvintų. Ir taip yra tikrai labai didelė pagalba atstatyti savo plaukučius, padidinę kraujotaką. Tai būtent aš taip ir darau. Paskui dažnai aš jų tikrai nekirpu palei situaciją ir tiesiog stengiuosi sveikai maitintis, aktyviai judėti, vartoju savo produktus. Ką apie tai norėčiau pasakyti, kad svarbiausia, mums reikia sustabdyti puvimo procesą mūsų pilvelėje, skrandyje, mažiau valgyti cukraus, atstatyti visą žarnyno florą, nes tik nuo to atsistato mūsų ir nerviniai audiniai, ir nervų sistema, ir oda, ir kraujotaka, ir kas per ją eina, tai yra labai svarbu. Tai žarnyną atstatyti su gerosiom bakterijom, padidinti kraujotaką, kad būtų kuo labiau praplėstos kraujagyslės. Tai yra tam tikri produktai, azotas, yra ir, kaip sakau, ir gerosios žarnyno bakterijos, ne bet kokias aš vartoju, galėsiu pasidalinti, rašykite man po laivo. Yra lygiai taip pat ir aliejukai, bet aš naudoju savo kompanijos labai gerą vitaminą E. Jis yra kapsulėje ir aš tą kapsulytę, žinokite, prakandu arba prakirpu ir aš prieš galvos plovimą
Aš tiesiog išsitrinu visas savo plaukų šaknis, leidžiu pabūti kokį 5-10 minučių ir tiesiog einu plauti galvą. Ir tai plaukučiam duoda tikrai labai tokį žvilgesį, oda atsistato, prisimaitina kiek reikia išsiplaunam švariai, naudoju taip pat ekologinius prausiklius ir šampūnus ir tam tikrus alijošio irgi geliukus, tai vat irgi turiu būtent mūsų kompanijos labai gerą alijošiaus gelį. Jeigu matau, kad man kartais išsiplovusi kokią 2-3 dieną nori labai šlapiuoti, kas turi egzemą ypatingai, tai galite tiesiog šitą alijošiaus gelį užsidėti iš vakaro, išsimasažuoti ir tiesiog ryte išsiplauti galvytę arba prieš kažkokį tai savaitgalį, kada jums laiko daugiau lieka. Tai yra tikrai begaliniai didelė pagalba, tai yra drėkiklis, tai yra antiseptikas, tai yra toksai mum ir sustiprinimas plauko svogūnėlio, nes tai yra natūralus produktas, tai yra filtras, apsauga, nes kaip mes žinome ir nuo saulės, ir nuo cheminių visokių dirgiklių, nuo uždaros patalpos, jeigu mes dirbam uždaroj patalpoj, neišeiname dažnai, kaip aš sakau, pasileidę plaukus prasiskvernuoti į kiemą, tai jie turi, kaip aš sakau, vėjau, nešk mane, tai taip turėtų irgi būti. Grynas oras irgi mums daro didelį poveikį plaukam ir tai yra tikrai jaučiama. Ir šitą dalyką reikia daryti ne tik iš išorės, bet ir šitą dalyką reikia daryti iš vidaus. Tai reikia gerti, aišku, karotinoidus, reikia vitaminą A bandyti vartoti, atstatyti visą savo kraujotaką. Labai pamilau, žinokite, naują produktą azotą. Lygiai taip pat galiu pareklamuoti, tiesiog ne kaip reklamą, bet tiesiog noriu pasidalinti, kad česnako tabletės, ar ne, kuriuose yra daug svogūninio aliejų, tai nebūtinai česnakas, netgi kiti ir su svogūno lukštu arba svogūno sultim, jie irgi stiprina svogūnėlį, bet aš nerekomenduočiau, nes mes kiekvienas turime įvairius odos tipus, nevienodą sekreciją, išsiskyrimą, prakaitų liaukas, tai aš rekomenduočiau geriau vartoti iš vidaus, sugerti tas česnako mūsų vadinamas tabletytės, kuriuose yra rozmarino, tai padeda lygiai taip pat nuraminti ir mūsų virškinimo traktą ir padidinti kraujotaką. Ten yra eteriniai aliejai ir jie yra labai mums svarbus, jie dezinfekuoja, užkerta kelią, sumažina niežtėjimą, išplitimą visų mūsų tokių negerų dalykų, kad neišsiplėstumėme į gilesnius audinius, kad tie plaukučiai mums nepradėtų kristi. Ir žinokit, tai yra gerai eiti pirtis, išprakaituoti, suskatinti kraujotaką. Ir va tas česnakas, jisai lygiai taip pat, eidamas per prakaitą, jisai labai gražiai, kaip aš sakau, paruošia tą plauko goliuką, sutvirtina ir jie labai gražus auga, žvilgantis. Jie yra sveiki svarbiausia ir užtenka jiem energijos, kad jie tiesiog po tam tikro laiko paaugę, kad jie nesutrupėtų tie plaukučiai ir jie vėl nepasidarytų galiukai lūžinėjantis. Tai mes išvengsime tiesiog ir to dažno kirpimo ir tiesiog būsime labai, kur kiti žmonės jau pastebi, sako, tu labai gražiai atrodai, nes tavo labai tvarkingi gražus plaukai. Ir tai yra tikrai smagu, o kainuoja tikrai ne taip ir jau daug. Sau kažką tai eilinį kartą atsakyti, gal į kiną nueiti kažkokį tai, kur mus daro pasyviais, emocijos yra gerai, bet kitą kartą pasverkim, kas yra svarbiau. Ir kuriuo paros metu, kuriuo sezono metu mes turime pradėti rūpintis tais plaukais. Nes ateina žiema, mes po kepurę, jie vis tiek ne tas pats kaip vasara, jie mažiau galbūt kažkaip tai ir daržovių valgom. Tai aš esu už tai, kad mes atsirinktumėm, į save įdėtumėm natūralų kažkokį tai maistinę medžiagą, ląstelį, duotumėm energijos ir išaugintumėm tos gražius ilgus plaukus ir pasiskvernuotumėm. Tai va, dabar aš galvoju, ką čia dar papasakoti iš tų klausimų, ką turiu.
Mes žinom, kad senstant suplonėja plaukai, jie suplonėja nuo 50 gal iki 70 mikronų, tai yra maždaug kaip ir naujagimio tokie plaukučiai, kada gimsta būna tais dydžiais panašiais mikronų, kad ploniausias yra šviesus plaukas, o tamsus yra šiek tiek storesnis, o jau pats storiausias tai yra rudas ir juodas plaukas. Raudonplaukiai, man jie tikrai labai patinka, aš turiu katytę, jinai yra, aišku, ne rudaplaukė, ne auksinė ta mergaitė, bet ne varinė, sakau, ne raudona, bet turėjau katuką irgi tokį rudą, kaip ryžoką, kaip sakant, varinį. Tai man jie labai patinka ir žmonės yra išskirtiniai irgi labai su tais raudonplaukiai žmonės, jų yra 4 procentai. Man pačiai teko pastebėti, kad kada dirbau naujagimių skyriuje, žmonės, moteris, kurios atvažiuodavo gimdyti, tai ten viršų, aišku, tų plaukų gali pasidažyti, bet mes žiūrėdavom, kokios yra pažastis žmogaus plaukų ir jeigu matydavom, kad tai yra jau vadinama raudonplaukė, mes žinom, kad ir kraujas krešės sunkiau, kad ir nukraujuoti gali, jeigu bus kažkokia rizika greičiau, tai mes visi labai tą tiesiog akilai žiūrėdavom, kad nepražiūrėtumėm ir jau žinojom, kad jie yra išskirtiniai tie raudonplaukiai žmonės ir ypatingai moteris gimdymo metu. Tai va šitaip, kad plaukai auga greičiau dieną, kas nežinojote, negu naktį. Pats greičiausias amžius plaukų augimo yra nuo 16 iki 24 metų. Jie yra patys tokie mums apie save daugiausiai prasinešantis, jau tada galima suprasti, kokia ir išliks tavo plauko struktūra, kadangi tu ir pasensi, bet jau tu maždaug žinosi, kokius tu tos plaukus ir išlaikysi ateityje. Ir pavyzdžiui, kad mes turime galvoje plaukų apie 100 000, tai atrodo, Dieve, 100 000, pagalvo, koks tu esi brangus. Aš kai pagalvojau šiandien, Dieve, kiek tų plaukų, galvoju, 100 000 pas mane yra jau gatavi padėti į mane. Tai va, ačiū gamtai, tėčiai, mamai, genam ir tai yra tikrai faina, kad galiu papasakoti ir jum, kaip užsiauginti dar tos plaukus tokius. Ir, pavyzdžiui, per dieną jie iškrenta apie 100 plaukų, bet slinkimo procesas yra visiškai normalus. Išslinkus keletai plaukų, kai aš sakau, į vietą iš svogūnėlio prižiūrint savo kūną, išaugs į vietą 3, 4, 5 netgi. Tai tiesiog verta stengtis, kad tos plaukus prižiūrėti mums. Ir jie bus tikrai gražų žvilgantis. Paskui, ką aš čia pasirašiau dar, kad maisto spragos, kada yra plaukai labai nukenčia, kada yra pasyvus gyvenimo būdas, kada moteris naudoja nenutraukiamai kontracepciją, kada yra genetiniai tam tikri dalykai, aplinkos poveikis, aišku, tai aš užtat ir esu, kad noriu pasakyti, kad nebijokim pajudėti, miegokime, maitinkime, aktyviai gyvenkime, šukuokime plaukutį taisyklingai, kaip aš kad ir sakau, nuleiskim dažniau tą galvytę, leiskim pritekėti kraujo tenai. Dabar netgi šiandieną grįždama daryti laivą, radau irgi moterį renkančią kaštonus, tai buvau dariusi keletą įrašų apie kaštoną, galvojau, gal ten sanariam, gal ten dar kam nors renkasi jie tos kaštonus, varikozijai ir gydyti ir aplamai. Jinai sako, nežinokite, aš tiesiog dažau plaukus. Kaip man, žinokit, įdomiai pasidarė, aš kelias minutės su ją pakalbėjau. Sako, ir netgi skalauju su kaštonu, užpilta tokia darau, sako, kaštonų užpiltinę tokia ir aš su jais lygiai taip pat skalauju. Ir žinokite, tikrai buvo labai gražus plaukai. Tai moteris buvo jau pensinio amžiaus, tai aš labai susižavėjau. Sakau, jūs esate šaunuolė. Tai tiesiog aš ją pagyriau. Tai va. Ir dabar dar galvojau, ką čia pasakyti, kada yra skirtingų religijų žmonės, jie yra labai prietaringi. Plauką net nukirptą tikrai nepalieka kirpyklui, kaip supratau. Kad ten magiški dalykai vyksta. Gavau klausimą, kur dėti nukirptus plaukus. Tai pati esu mačius ne vieną kartą, kada kurmius neidavo išnaikinti, tai
Vienas vyriškis visą laiką parsineždavo savo iš kirpyklos plaukus ir jis į tą kurmių lizdus tenai dėdavo, sako, kurmiai man pabėga. Nu, tai kažkaip, bet iš tikrųjų ne vieną tokį irgi buvau paskaičiusi, netgi paskui, čia mano ausytė katytė laksto. Tai daro žmonės tokius dalykus, bet aš esu už tai, kad padėti vieni kitiem. Jeigu yra onkologija, jeigu yra žmonės, kurie šią dieną arba šią akimirką neturi plaukučio, tai aš mielai savo plaukus nukirpčiau ir žinokite, tikrai padovanočiau ir tikrai negaila būtų, kad žmogus pasidžiaugtų, pasidarytų savo tam tikram momentui, kol jam išauksta jo plaukučiai ir peruka ir dar kažką, tai neišmeskime, žinokite, tų plaukų. Aš esu visą laiką už tai, kad kažkaip tai atiduoti, padėti, paklausti, gal tu norėtumai, ar savo plaukų aš ilgų, kaip sakau, visą gyvenimą šiuos ilgus turiu, bet ateityje dabar pradėjau labai galvoti po šitos temos, kad jeigu jau tikrai kirpčiau ir tikrai padaryčiau kažkam tai gerą, galbūt atiduočiau savo plaukus tikrai, kam reikia, į apyvartą. Nu ir ką dar įdomu, tokį klausimą gavau iš medikės savo pažįstamos, jinai gyvena Australijoje. Neringutė, jeigu matai, tai aš supratau, kad tu man leidai pasidalinti tuo dalyku. Jinai dirba tokioj teisinėje institucijoje ir jinai sako, vat, kaip įdomu, žmonės galvoja, kad iš plauko galima ir genetiką sužinoti, savo lytį netgi žmogaus. Nu, pavyzdžiui, iš seilių taip, mes galime sužinoti, kad kas tavo tėtė, mama, genus, tačiau žinokit, iš plauko, vienintelė man Neringutė pasakė, žinokit, sako, nepainiokite, iš plauko mes negalime sužinoti lyties. Tai man buvo irgi labai įdomu. Ir šita tema man ypatingai šį rudenį labai pasidarė aktuali. Aš dariausi testą, čia yra tokia kompanija, aš jį dariausi 2021 metais, tai yra jau kokie 4 metai, ar ne? 3 metai, iš plauko pasidariau tyrimą. Paėmiau tiesiog iš plauko ir pasidariau tyrimą. Tuo metu turėjau labai daug narkozių, gavau operacijų, tiesiog visa buvau sunaikinta. Ir niekaip iš kraujo mes nerasdavom, kas man yra, kodėl man panikos atakos, kodėl ta nervų sistema mano užlūžo, kodėl mano plaukai, jie slinko, žinokite, aš bijodavau nuo paduškos pakelti, nes aš nuo kaklo jos tiesiog nuvyniodavau ir jie man buvo visiškai išslinkę. O tai pasirodo, buvo labai didelis B grupės trūkumas vitamino B7, B4, B3, vitamino PP. Ir vienintelis testas iš plauko padarytas, Vaidutė, gal ir tu žiūri, aš tau tiesiog gyvai rodžiau visą tai, ar ne? Tai jūs žinokite, aš šią dieną, kai atverčiu tą savo lapą, tai galiu parodyti, aš nežinau, ar čia matysis, vien raudoni taškai, kritinė riba. Jinai buvo viršita po 5-6 kartus, įsivaizduokite. Tai mano buvo B grupės trūkumas iki 99%, aš buvau tik ant 1%. Įsivaizduokit, koks maistas man sukėlė alergiją, kokio maisto nebetoleravo mano kūnas ir viską man atskleidė, išdavė šitą paslaptį mano plauko tyrimas. Ir šitas plauko tyrimas užėmė, žinot, kiek lapų? Jis užėmė man apie 8 lapus. Kiekvienam lape yra paaiškinta, ko tau trūksta, kokioj grandy, kas su tavim atsitiko. Ir man ant galo buvo parašyta nervinis išsekimas. Tai jūs įsivaizduokite, kaip galima buvo per gerus 2 metus, ar ne, užsiauginti vėl tokius karčius, atsirinkti gerą produktą, norėti pasipuošti ir pasidalinti apie tai. Na, žinokite, nepasakyčiau, kad genas
atnešė man plauką šitą. Mano giminė yra ir tikrai nuplikusių žmonių daug, galbūt, sakyčiau, dalinai yra genetikos, bet tačiau žinokite, aš noriu pakartoti tą pačią frazę ir visą laiką jos laikausi. Ką tu suvalgiai, tas ant tavęs ir matyti. Jeigu tu kažko tai nedavalgiai, nedamegojai, nepajudėjai, neišėjai iš tos užrakintos būsenos, tave ta būsena užvaldė ir viskas, ir žinokit, kelias tame baigėsi. Tai dabar, kada aš kalbu apie tai, ir visokio juoko ir aišku, ir tas plaukas mūsų kūno antena, ką transliuoja mano plaukas arba ta antena, nu žinokite, daug ką transliuoja. Bet aš tada nedariau tragedijos, kai man buvo labai blogai. Aš tiesiog galvoju, nu tai nieko, nu tai turiu aš tų daug plaukų, nu tai jie vis tiek užaužinai man. Bet jie buvo labai prastos kokybės. Mano virškinimo sistema buvo visa nuėjusi šaibom. Oda buvo pradėjusi plyšinėti, trukinėti, visi alkūnės, tie visi lenkiamos vietos. Ir viso to, kaip aš sakau, pasiekmė buvo ir operacijos, ir narkozės, ir stresas, ir neišėjimas, neišjudėjimas, neišvaikščiojimas. Na, o dabar, tai jeigu jums bus įdomu, ir daugiau sužinoti, kaip susitvarkyti virškinimą, kaip susižiūrėti mum šitą kraujotaką, kaip reikia turėti, su kuo pasiteplioti, užsimaskuoti, kaip savo nepakenkti. Vat šita net ir vitamino E kapsulė jinai tinka ne tik patepti galvą, odą, plaukų, pačią odelę ir plaukus, bet ją ir suvalgyti ir sugerti. Tai jeigu tu nori tų tokių gerų veikliųjų medžiagų ir laikytis sveiko žmogaus kodo, tai užsikoduok. Ateik pas mane, užsikoduok. Tas kodas buvo tema, aš ten daug prišnekėjau, bet iš tikrųjų, kaip giliai šiandien pagalvojau, nu kodas prasideda nuo 0 rūkalų, tai aš taip ir gyvenu, 0 tų rūkalų. 3 kilometrai per dieną. Aš nainu po 23 000 tų žingsnių per dieną. Kas toliau? Susižiūrėti, kas ten buvo 5, cholesterolis, kad jis nebūtų aukščiau 5. Paskui 140, kraujospūdis, kad jis turi maždaug atitikti sistolinis, diastolinis, ten tą kraujospūdį susižiūrėti. Tvarka. 5 kitas. Kas tas 5 kitas? Tas kitas 5, tas blogasis cholesterolis, jo irgi turi sekti tą normą. O 3, vėl tas 3, kad turi būti viršsvario nebūti ir kad nebūtų diabeto, cukriniai tie visi dalykai. Tai aš žinokit, jums galiu pasakyti, jeigu jūs laikysitės to sveiko žmogaus kodo, kiekvieną kartą užsikoduosite, tai jūs ir gyvensite ir būsite, kaip aš sakau, gauruotos meškutės paslaptys jums jau yra atskleistos. Tai ir laikykimės vieni kitų mes tada, kad galėtumėm tiesiog būti sveiki, laimingi ir žydintis. Tai va, meilė daro tuos stebuklus. Paklausykime, ne? Aš padarysiu viską, ko tik tai reikės. Man trūksta tavo balso, tik į širdim girdžiu. Aš viską tau galiu atleist, o tu tik leisk man. O meilė, mano meilė, tu nerūpestinga. O meilė, mano meilė, esi tokia tikra. O meilė, mano meilė, tik visada laiminga. O meilė, juk žinai, viskas tik apie tave. O meilė, mano meilė, tu nerūpestinga. O meilė, mano meilė, esi tokia tikra. O meilė, mano meilė, tik visada laiminga. O meilė, juk žinai, viskas tik apie tave. Tai va, gyvenkim su meile, mylėkime vieni kitus ir susitinkam.
Ačiū uždėmesi, ačiū, kad esat labai įdomus klausimai ir toliau palaikykime ryšį. Geros jums dienos, saulėtos dienos.